Komanda. Šiandien mes išvykstame į ilgą kelionę, kurioje mūsų laukia daugybė iššūkių ir mes turim būti viskam pasiruošę. Todėl prieš išvykstant reikia įsitikinti, ar mes viską turim kartu su savim. Silvija, ar visi daiktai paruošti? Savo daiktus aš praktiškai suruošiu, bet dar liko jūsų daiktai. Ok. Gabija, ar visą įrangą surinkai? Tai aišku. Irgi neblogai. Glorija. Iš tavęs daug nieko neprašau, bet bent jau gerą nuotaiką parašai su savim. Kągi, matau, mes pilnai pasiruošę. Pakuojamas daiktus ir išvykstam. O jūs įsipatoginkit, nes mes jūs paimsim kartu su savimi kelionę. Judam. Taigi visus daiktus sudėjau ir einu prie šeimyną. Be to, nepamirškit paspausti laiką ir pasirašykite ant mūsų kanalo. O dabar keliaujam. Kol mes išvažinėjame iš miesto, metas papasakot apie mūsų kelionės planą. Taigi pagrindinis tikslas – pasiekti Kretos salą Graikijai. Mes ten buvom praeitais metais ir ta vieta paliko didelį įspūdį ir mus labai sužavėjo. Po to karto vis galvojame, kada vėl galėsim ten nuvykti. Ir tas laikas atėjo. Šiandien, o tiksliau, mes išvykstame. Tik šį kartą nusprendėme keliauti ne kaip įprastai, skrendant lėktuvu, o važiuosime automobiliu. Tokiu būdu galėsime aplankyti pakeliu esančias šalis, patirti daugiau įspūdžių bei sužinoti, ar tai patogus keliavimo būdas. Ir šią patirtimį pasidalinsim su jumis. O kad kelionė vyktų sklandžiai ir galutinį tašką pasiektume laiku, laikysimės šių paprastų taisyklių. Pirma, važiuosime pagrindiniais keliais, stipriai nenukrypstant nuo maršruto. Antra, stosime tik ten, kur galime padaryti pertraukėlę ar pavalgyti, kur pakeliui patogu išsimiegoti ir kur mūsų gali laukti nauji įspūdžiai. Ir trečias, stengsimės filmuoti visą kelionę, kas yra iš tikrųjų sunku važiuojant su vaikais. Tai bus pasakojimas ne apie konkrečias šalis ir jų visas lankomiausias vietas, o tik apie tas vietas, kur galima aplankyti pakeliui, kertant keletą šalių per vieną kelionę. Ir ši kelionė bus tikrai vaizdinga. Miesto architektūrų žavesys, vietinis maistas, gamtos įvairovė, istoriniai objektai bei patarimai kelionėje. Visą tai pamatysite šiuose epizoduose. Taigi pradėkime. Taip kaip mūsų kelionė prasideda Lietuvoje, pirmoji vieta, kurią verta aplankyti ir kurios negalėjau praleisti, tai mūsų miestas Klaipėda. Tad peršokim prie pagrindinių faktų. Miestas įsikūręs Baltijos jūros pakrantėje, yra trečias pagal dydį ir vienintelis Lietuvos uostas. Miestas turintis savitą atmosferą, atspindinčią miesto turtingą istoriją. Ir štai trumpai istorijos. Kadaise miestas buvo vadinamas Memeliu, kurį ilgą laiką valdė Vokietijos valstybės. Miestą tuščiame krante įkūrė kryžiuočiai. Ordinas pasirinko šią vietą pilies statybai ir pavadino ją Memelburgu. Vėliau pavadinimas buvo sutrumpintas iki Memel, o 45 metais buvo pervadintas į Klaipėdą ir tapo Lietuvos dalimi. Ši istorija sujungė miesto praeitį su šiuolaikiniu charakteriu. Ir jau grįžkime prie dabarties, kur pažvelgsime į dar vieną unikalią vietą šalia Klaipėdos. Tai Kuršių nerija, kurioje gyvena reti augalai ir gyvūnai. O UNESCO pripažino ją kaip pasaulio paveldą dėl jos gamtos grožio ir svarbos. Šiandien Klaipėda tai dinamiškas miestas su modernia infrastruktūra, nuo puikiai išsilaikiusio senamiesčio iki šurmuliuojančio uosto ir smėlio paplūdimių. Šis miestas turi ką pasiūlyti kiekvienam keliautojui.
Tuo tarpu mes jau palikome miestą. Ir dar pasirūpiname keliais dalykais. Užsipylėme pilną baką, kad mažiau stovinė degalinėse. Ir užsipylėme kavos, geresnį koncentraciją kelyje. Na ir aišku, apėjome porą ratų, kol vaikai išsirinks kažką savo. Ir pajudėjome link Kauno. Tokiose kelionėse būkite pasiruošę prie ilgo sėdėjimo automobilyje. Bet kad tai netaptų varginančia kelionės dalimi ir netektų vien stebėti pro langą, kaip keičiasi orai, dalinsiuosi idėjomis, kaip įdomiau praleis laiką važiuojant. Pirmoji idėja – žaidimai, kuriuos galima žaisti automobilyje. Ir štai keletas iš jų. Tokiu būdu laikas praėjo nepastebimai ir jau pasiekėm sekantį tašką mūsų maršrute, kurį rekomenduojame aplankyti. Kaunas yra antrasis pagal dydį Lietuvos miestas, išsidėstęs didžiausių šalies upių santakoje. Miestas su turtinga istorija ir architektūra, leidžiančia patirti įvairius istorinius laikotarpius. Kaunas dar žinomas kaip kultūros sostinė, turintis daugybę muziejų, meno galerijų ir renginių, o miesto gatvės puošia meniniai grafičiai. Ir taip, turi vieną seniausių veikiančių funikulierių Europoje. Miestas išlaikęs daug istorinių pastatų ir monumentų, bet vienas iš jų labiausiai atkreipė dėmesį. Devintas fortas. Lietuvių skulptoriaus sukurtas memorialas, primenantis tragiškus Antrojo pasaulinio karo įvykius, skirtas nacizmo aukoms atminti. Kaunas supažindina ne tik su miesto praeitimi, bet ir su jo įtaka šiuolaikiniai kultūrai ir ekonomikai. Tad po šio miesto įspūdžių metas grįžti kelią. Aplankius Kauną, mes jau tęsime kelionę. Per šiandien norime pasiekti Lenkiją ir kažkuriame iš miesto apsistot nakčiai. Bei pajutus alkio jausmą, sprendžiame, kur galėtume sustot pavalgyti. Užvažiavom į Marijampolę, čia pavalgysim, dar ilga kelionė laukia, reikia skubėti. Vaikai norit valgyti? Lekiam. Prisipildžius pilvus, nuotaikingai judame toliau. Antrasis patarimas. Turėkite bendrą mėgstamų dainų grojaraštį. Tada visų keleivių nuotaika išliks gera. Nors nebūtinai. Įveikus sekantį kelio ruožą, išsirinkome miestą, kuriame pernakvosim. Tik beieškant būtom, susidūrėme su problemėlio. Taip kaip mes atvykome vėlai vakare, nebeliko būtų su tokiu check-in laiku. Bet vieną visgi mums pavyko rasti. Nors ir čia mūsų laukia nesklandumai dėl durų kodo, bet laimei susisiekus su savininku viską išsprendėme. Pirmoji kelionės diena eina į pabaigą, išsimiegosim ir judėsim toliau. Iki rytojaus. Atsigėrus kavos, greitas rumtūras. Ir pirmin į kelią. Viskas patinka? Taip. Patinka mašiną sėdėti? Negaliu patikėti.
Aišku, šiek tiek šokių prieš važiuojant. Ir pasitinkantis Elk miesto vaizdas pro langą. Čia pat užsukome į vietinių patiekalų užeigą. Kaip tu Gabija pasiruošus tokį cepeką suvalgyti? Ir tu Glorija. Lenkijos porcijų. Papusryčiavus ir aišku dar kartą pašokus, galime judėti toliau link Varšuvos. Trečiasis patarimas. Dainuokite kartu karaoke. Ir štai jau pasiekėme sekantį miestą, kuris taip pat yra mūsų rekomenduojamų vietų sąraše. Kur mes? Varšuvėlį. Sveiki atvykę į Varšuvą, Lenkijos sostinę, vietą, kurią būtina aplankyti. Visų pirma, Varšuva žavi savo įspūdingą architektūrą, turinti gotikinį ir modernistinį stilių derinį ir gausybę žymiausių lankytinų objektų. Bet taip pat šis miestas išgyveno ir sunkius laikus. Per Antrąjį pasaulinį karą beveik visiškai buvo sunaikintas. O po to atkuriamas iš naujo remiantis nuotraukomis ir planais. Taip pat Varšuva vaidino lemiamą vaidmenį Rytų Europos permainose, vedusios prie komunizmo ir geležinės uždangos griūties. Šiandien atvykę į Varšuvą galite mėgautis skaniais tradiciniais patiekalais, žaliais parkais, sporto objektais ir nuolat vykstančiais renginiais. Taip pat tai technologijų ir inovacijų centras su dinamiška verslo aplinka. Varšuva – tai tikras lenkiškos kultūros ir istorijos perlų rinkinys. O mes mėginkime judėti toliau, įveikiant didelio miesto eismą. Pats metas padaryti pertraukėlę. Ir ketvirtas patarimas kelyje. Užveskite bendrus pokalbius. Sveiki, mėly žiūrovai! Šiandien apklauskime mūsų keliautojus, ką jie mano apie keliones. Tai žinoma, kad kur šilta, geras oras duoda daugiau motyvacijos veikti, faina ir vaikams augti ir būti, gali būti daugiau laiko gamtoj. Šiltas, sėtas, nereikia rengtis daug, apsimaudyti patys ir tiesiog eiti, gali bėgioti, nesirgi. Kamai eigoje eiti, paką, visui. Nuoširdžiai tai pirmoji eilė man yra gamta, bet ir miestas labai patinka. Pamatyti naują kultūrą, žmonės, kaip elgiasi, pastatus, vis kitokią architektūrą, tai man ir miestas, ir gamta. Mane
patiko miestą. Miestas yra geras. Man patinka gamta, čiulba paukščiai, taip gražiai. Taip jauku yra. Lėktuvu yra komfortas. Jeigu nori greitai, su vaikais, be jokių problemų, bet tokias keliones rinkčiaus tik tada, kada nori tinginiauti. Su mašina tu gali daugiau visko pamatyti, sustoti visokios įdomiose kampeliuose. Su lėktuvu. Su mašina reikia labai daug važiuoti, o su lėktuvu tai vieną dieną pravažiuoji ir ten visi. Dabar apsisukti ar toliau važiuosim? Toliau važiuoti. Nu, jeigu jau pradėjo, tai jau reikia aišku jau toliau važiuoti. Jeigu tik yra galimybė, tai faktas tik tais ilgesniam laikotarpiu. Kelionės iš vis yra didžiausia emocija, kur yra neįkainojama. Kuo daugiau keliauji, tuo daugiau pamatai, tuo daugiau pats išsilaisvini, pats tobulėji. Visiems rekomenduoju. Nu, kažkur tai užtektų mėnesį ar 3 savaitę. Iki. O geriau pamatyti pasaulį, taip? Ja. Artėjant vakarui, išsirinkome miestą, kur praleisim šią naktį. Per kelionį užsipilam jau 3 kartą, maždaug po 40 litrų. Bendroje sumoje gavosi apie 160 eurų. Atvažiavom iki Katovice miesto. Čia išmiegosim ir judėsim toliau per Čekiją. Tikiuosi nuvažiuosim iki Austrijos. Turėtume spėti. Atvykus į butą, nustebome pamačius tokį liftą. Bet pasirodo pastatas visai naujas ir liftą palieka tokiu, kol pilnai bus apgyvendintas. Pradėjus naują dieną, peršokim prie rumtūro. Taigi tai buvo mūsų paskutinis sustojimas Lenkijoje, o ši Lenkijos dalis yra unikali, kurioje verta aplankyti net kelias šalia esančias vietas. Katovicai – UNESCO pripažintas kūrybiniu miestu, kuriame galima rasti muziejų buvusioje anglies kasykloje, areną primenančią UFO ar net palmės atkeliavusios iš Kanarų salų. Krokuva – buvusi Lenkijos sostinė, išsiskiria savo senamiesčių, seniausia Lenkijos pilimi bei druskos kasyklų kompleksu. Zakopane – išskirtinio stiliaus miestas su autentiška atmosfera, apsuptas kalnų peizažais ir slėniuose esančiais ežerais. Tad nepraleiskime galimybės visą tai pamatyti iš paukščių skrydžio. Grįžtant prie kelionės, mes išjudėjome link Čekijos, o ši dalis eina į pabaigą. Bet tai tik kelionės pradžia ir toliau mūsų lauks dar daugiau įspūdingų vaizdų ir įspūdžių, kuriais būtinai pasidalinsim su jumis. Taigi, draugai, iki pasimatymo.